Sveiki visi, ačiū, kad vėl užėjote į svečius į mano kanalą ir šiandien norėčiau pakalbėti tiesiog apie mano labai mėgstamus produktus šiuo metu. Na ir gal ne tik šiuo metu. Tai pirmutinis produktas tikrai yra šis. Aš gavau šį produktą iš Ernestos, kai mes keitėmės su jie dovanėlėmis. Ir čia yra iš Victoria's Secret, pavadinimas Love Spell kūno kremas. Aš žinokit, jau kai gavau šį kūno kremą, pauoščiau, buvau tiesiog neapsakomai nustebinta, ant kiek smagiai, skaniai jisai kvepia. Ir jisai tikrai kvepia kaip Donaldo kramtoma guma. Ir kai aš labai noriu efektingo, skanaus kvapo ant savo kūno, aš visą laiką stengiuosi naudoti šį kūno kremą. Aišku, truputį pataupau, esu gal nunaudojus va tiek, nes noriu kuo ilgiau turėti, kaip žinia, mes Victoria's Secret Lietuvoje neturime. Tai va, šis produktas yra man nerealiai geras, nerealiai gerai įsigeria į odą ir labai skaniai kvepia, kas mano nuotaiką padaro dar džiugesnė ir geresnė. Tuomet kitas mano kaip ir toksai atradimas. Čia buvau pasiskundus filmukę apie Sojas sausio šampūną. Tai turiu Sojas plaukų aliejuką. Čia vadinasi Beauty Elixir Absolute Oil Daily Care. Nu tai žodžiu, tiesiog rašo, kad tai yra besvoris mikroaliejų junginys, kuris pagerina pažeistų ir sausų plaukų būklę. Tai kaip žinia, mano plaukai yra pažeisti, sausi, nes jie linkę garbanotis, jie yra chemiškai dažomi, blonduojami. Tai jiems tikrai reikia papildomos priežiūros ir aš visą laiką naudoju, jau esu tikrai minėjus ne viename filmuke, aliejuką, ar tai kažkokį purškiamą kondicionierių, na, viskas taip jau yra pas mane sudėliota, kad aš tų priemonių ant plaukų tikrai daug naudoju ir visą laiką mėgstu išbandyti kažką naujo. Tai va, jeigu jūs matote konsistenciją, jinai tikrai nėra labai skysta, kaip irgi minėjau apie savo tą vieną iš Evelino, man atrodo, purškiamą aliejuką, tai tuo buvau nusivylus, tai šitas yra tikrai aliejus ir jo labai daug nereikia ir jisai labai skaniai kvepia. Tai va, irgi mano plaukai yra pamaitinti ir dar skaniai kvepia. Tai tikrai šis produktas yra mano vienas iš mylimiausių atradimų. Taip pat turiu štai šį, vėl prieš langą sėdžiu, tai tikrai nemanau, kad jums matosi. Nu, va. Ne, jums tiesiog nesimato, aš jums pasakysiu, čia yra iš Avono A New Clean serijos ir tai yra želinis valiklis, rašo želinis. Bet iš tikrųjų, kai aš jo uždedu tai ant veido, tai jis atrodo kaip toksai kreminės konsistencijos. Ir čia truputį man bėda atsitiko, kai nupirkau, va žiūrėkit, kokią skylę pasidarė. Tai realiai aš jų nenaudoju, čia neatidarau, aš tiesiog va taip pilu. Ir kur aš pristatinėjau vienam filmuke apie veido tą tokį šveičiamą aparačiuką, tai aš naudoju realiai su šitu praustikliu ir jisai, nu jūs neįsivaizduojat, jisai yra nerealus, aš žinokit geresnio praustiklio nesu gyvenime bandžiusi. Tai matyti, aš dar daug ko nesu bandžiusi ir atradusi, bet tiesiog dalinuosi savo patirtimi ir šitas yra, nežinau, ta vat konsistencija, tikrai atrodo labai gražiai nuplauna tuos nešvarumus. Palygina tarsi veidą ir jaučiasi, atrodo, kad šita priemonė įsigeria į tą veidą ir kažkaip, kai jau viską nusivalau ir su tuo vat savo aparatu šveičiamuoju, ar tas aparatas dar duoda tą poveikį, ar būtent šitą priemonę, bet nu tikrai yra nerealiai geras dalykas, geras efektas, bet tikrai ne visą laiką aš tą veidą trinu tuo aparatėliu. Tai aš dar panaudoju tiesiog vat vakare ant delno, įtrinamaisiais judesiais, įtrinu ir nuprausiu. Tai kaip ir irgi tas pats geras efektas. Tai skiriu tikrai super gerą 10 ir labai džiaugiuosi atradusi šį produktą ir va dabar dar užsikalbėjus paskaičiau, kad tai yra
skirta riebiai ir mišriai odai. Tai vadinasi, dėl to man labai tinka, nes mano oda ir yra tokia riebi, mišri ir taip toliau. Tai prie odos serijos dar noriu parodyti paprastą turbūt dalyką. Visos matyt, visos žinot iš Margaritos gaivinamasis gelis. Jisai irgi man labai tinka. Tai tikrai visos žinote šį nuostabų kremuką gelį, tos, kurios turi riebę mišrią odą, tai manau tikrai žinot. Ir kaina nėra brangi, bet tikrai labai puikus produktas, irgi lengvai pasiskirsto ant veido, įsigeria, nepalieka jokio riebaus perteklio ant veido ir jis tikrai labai tokios lengvos konsistencijos. Gal mano metų dėrėtų jau naudoti ir kažkokį rimtesnį kremą, turiu tokių rimtesnių kremų, bet kasdieniai priežiūrai veido man šis tikrai labai pasiteisino ir džiaugiuosi jį atradus. Na ir kitas produktas, žinau, kad mano manikiūrų mokslų mokytoja taip pat stebi mano filmukus, tai norėčiau šį produktą užakcentuoti būtent jai, nes mes kalbėjom apie raudonus lūpdažius, kurie tikrai gerai išliktų ant lūpų. Šie skysti ilgalaikiai lūpų dažai tikrai išsilaiko ant lūpų 24 valandas ir jeigu ne ilgiau. Tai yra nuostabi spalvytė, aišku, gražiai pakuotė akį traukia, bet tas dalykas, kad jūs užsitepate ant lūpų ir jums nereikia sukti galvos, kad dabar gersite jūs vandenuką ar arbatą ir liks ten to žymės ant puodelio. Taip nėra su šitu. Man nelieka jokių žymių. Ar aš valgau, ar aš kažką geriu. Pastoviai aš matau, kad tas produktas yra ant lūpų. Ir man yra bėda, kai jau reikia nuvalyti, tai žinokit, aš nueinu miegoti, tai tikrai pusė dar lūpų yra padažytos. Labai gerai reikia jas nuvalyti su jau pieneliu ar ten kitų kokiu vandeniu valomuoju, nes labai produktas gerai prilimpa prie mūsų lūpų. Tai tikrai aš esu labai patenkinta, kad Rimelis gamina tokius produktus ir mačiau yra dar keletą gražių tokių spalvų, kurias irgi, manau, būtų galima įsigyti, kad ir dieniniam makiažui, nes jau dieniniam su tokia ryškia raudona gražiai nepavaikščiosi. Tai va, paminėjau visus savo mėgstamus produktus, kurie man tikrai paliko didelį įspūdį ir aš esu patenkinta ar gavus dovanų, ar pati įsigijus ir atradus šios produktus. Tad manau, jūs irgi kažkada išbandysite mano minėtus produktus ir tikėkimės taip pat nenusivilsite, kaip aš nenusivyliau jais. Jums linkiu tikrai gražios ir nuostabios dienos. Kvieskim pavasarį greičiau, kad jis ateitų, nes dabar už lango vėl yra žiema ir labai liūdna, kad tas geras gražus oras kažkaip pas mus neateina. Bet nieko tokio, mes visi prikviesim ir pavasaris greičiau ateis. Gražios jums nežiemingos dienos. Iki kitų susitikimų.